Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks ir šiandien mes jau pasiekime tą 4-ženklę sumą savo būduose, tai yra 1000 eurų pasiūlymas, kuris jau tikrai jūs stebins gale. Na, tokią galę tikrai reiktų sutramdyti ir tikrai pagalvoti, ar verta investuoti tokius didelius pinigus, bet kokioje situacijoje mano gyvenime ir tikrai pasižiūrėkit tuos mano kitus pasiūlymus, netgi nuo 500 eurų juos rasite visada mano kanale ir sakau, netgi pigiausias variantas tikrai yra visai padorus. Na, bet šiandien mes jau galime iškart pradėti tada nuo to stipriausio komponento, kad tiesiog taip iškart pradžiai išsiduoti, tai bus GTX 1070, tai yra beveik aukščiausio lygio vaizdo plokštė, už tikrai tokią sumą, kaip ir minėjom, beveik mūsų pigiausio buldo vien tik kaina. Na, šis variantas iš MSI tikrai jums neduos labai suvaržymų ties aušinimu ar greičiais ir taip pat tas dizainas juodos baltos spalvos taip pat puikiai įsipaišys į buldą. Na, toliau einant labiau rimtesniais komponentais, tai bus būtent procesoriaus pasirinkimas ir mes pasiliekam ties i5 7500, dėl kad nereikia labai tikrai daug žaidimam tų branduolių, kas būtų suteikiama su galingesniais procesoriais, o dažniai tikrai yra pakankamo greičio, kad mums netgi nereiktų jo atnaujinti. Tokią progą taip pat mes galime sutaupyti ties motinę, pasimdami tą mūsų mėgiamą H110K iš Asuso, kuri duoda taip pat tą senesnios kartos pasirinkimą, bet kaip ir minėjau, už ties įspūdingą mažą kainą. Na taip, jums reikia atsinaujinti BIOSus ir kaip kiekvienam video priminsiu, apačioje po video yra paaiškinimas, kaipgi tai lengva padaryti ir tikrai nesuteiks jums problemų. Na, kalbant apie ramus, mes įdėsim šiek tiek greitesnius 8 GB iš Corsairo, taip pat su gan gražesniu dizainu, kuris leis priderinti prie buldo estetiškai ir taip pat tie greitesni dažniai, kalbant apie ateitį, netiek jūs suvaržys atsinaujinant. Na, kalbant apie talpą, mes pirmoje vietoje turėsime 1 TB iš Seagate, kuris tikrai už savo kainą duoda jums tą didžiulį kiekį atminties tiem dideliem tikriausiai failam. Na, o kažkam mažiau, ar tai bus žaidimam, ar be abejo Windows'o, mes turėsim SSD pasiūlymą iš Samsung 850 MeV, 250 GB, sakyčiau, šią kainą buldui tikrai yra puikus pasirinkimas ir aišku, šis variantas iš Samsungo yra iš tiesų puikus. Aišku, reikia nepamiršti, kasgi maitins šią sistemą, tai bus būtent 550 W pasiūlymas iš Fractal Design, tai yra pusiau modulinis dizainas ir estetiškai ir taip pat laidų atžvilgių tikrai yra puikus pasiūlymas, na ir mūsų tai 1070 tos šiek tiek daugiau galios. Na ir turime porą detalių, kurios galėtų mums atskleisti, kad šis buldas yra visai išvaizdus, gal ir ne, bet mano atžvilgiu dedame mes į Zalmantą 1 korpusą, kuris yra puikus savo dydžiu, tai yra kompaktiškas pasiūlymas, taip pat matinis dizainas, apsėsim šį kartą be lango. Na ir bendrai pažiūrėsi šį buldą, gražiai nusilieja ta 1000 eurų buldo suma, tas tikslas, na šiek tiek taip viršijama, bet tiesiog visi aspektai yra iš tiesų puikiai surinkti, turime tą 1070 tikrai galios šaltinį FPS-ų, tiesiog turėsit belekiek ir nežinau, ką netenkina šis pasiūlymas, pažiūrėkim, ką dar pavyktų. Na, tikrai yra keletas žmonių, kurie būtų nustebę, kurgi 7, taigi 1000 eurų, bet aš nematau prasmės jo dėti siūlyti paprastam naudotojui, bet tie, kurie tikrai esate sugalvoja, kurgi išnaudosi tą i7, ar tai bus programos specifinio panaudojimo, ar tai video editinimas, ar kažkas, tai taip pat yra buldas. Na taip, šis buldas jūs matote yra su i7 ir taip pat netgi 16 GB ramų ir keletą kitų komponentų yra pakeistų, kad tik tai pavyktų įtalpinti šias tokias rimtas jau detalės rimtiem naudotojam, kaip aš sakau. Bet kaip ir minėjau, programom, jeigu reiktų daugiau branduolių ar ramų, vaizdo plokštę tektų paaukoti iki 1060, bet tai nėra bloga vaizdo plokštė. Mes ją naudojame mūsų 900 eurų buldę ir FPS jums duos tikrai daug, bet mes kalbam tada jau ne apie žaidimus, jeigu čia rimti naudotojai. Na, turime tuos 2 buldus ir tikiuosi bent vienas iš jų jūs patenkino ir išsirinkote, tad užmeskit laiką, jeigu jums patiko šis 1000 eurų variantas, komentuokit savo pasirinkimus, savo pasiūlymus, arba ką jūs įsigijote už tokią kainą, kur jūs išleidote tokius didelius pinigus ir tada iki sekančio video. Iki.